Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė. Vargas tau, Chorazine, vargas tau, Betsaida. Jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokie stebuklai, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę ir apsirengę atgailos maišais bei pasibarstę pelenais. Todėlgi sakau jums, Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums. Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus, tu nugarmėsi iki pragaro. Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokie stebuklai, kokie įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums, Sodomos žemėje bus lengviau teismo dieną negu tau. Tai Viešpaties žodis. Gailestingojo Jėzaus atvaizdas tai tinka kiekvienam ir skaitiniui ir Evangelijai, kad tai visa žinia iš skaitinių plaukianti, iš kiekvieno skaitinio plaukianti, iš Dievo žodžio plaukianti žinia. Bet šiandien man susisieja tas pirmasis skaitinys su mūsų paveikslu tuo, kad matome šiandien pranašą Izaiją, kuris išeina priešais karalių, kuris yra persigandęs dėl tautos, nes puola priešai. Ir šiandien siunčiamas yra Izaijas, tas einantis Izaijas, einantis Jėzus. Ir ką Izaijas sako, jeigu taip pasakyčiau valdiškai, taip kaip aš norėčiau pasakyti, Izaijas kitus žodžius sako, bet išversiu šiek tiek į mano kalbą. Laužote Dievui širdį. Čia Jėzus yra su sulaužyta širdimi ir niekam nekyla klausimas, kas sulaužo Jėzui širdį. Nukryžiavimas, nuodėmė, ietis, kareivis. Mes žvelgiame dieną į naktį į Dievą su sulaužyta širdimi. Kas Dievui sulaužė širdį? Jėzus sako, noriu, kad iki pasaulio pabaigos mokytumėtės šitoj vietoj sakyti, pasitikiu tavimi. Ir Izaijas išeina ir sako, laužai karaliau Dievo širdį šiandien. Nes kai kyla problemos, kai ateina priešas, kai ateina negandos, tau visiškai neteina į galvą mintis ateiti ir pasitarti su Viešpačiu ir pasakyti, pasitikiu tavimi. Auga, viskas virš manęs atrodo, skandina mane, bet neteina mintis pasakyti Dievą, taigi tu esi Dievas, tu esi galingas, tu esi kūrėjas, tu tari žodį ir tai atsiranda. Velyknaktį tai švenčiame nuo pradžios knygos, Dievo galią skelbiame, apgiedame ir švenčiame visą velyknaktį. Dievas yra galingas 3 valandas be perstojo, tai tiesiog bandome šitą pamoką išmokti. Bet mes vis sužeidžiam Dievą, vis sudaužom Dievo širdį. Tada, kai savo menkiausiose problemose ir didžiausiose problemose užmirštu, kad pirmas skambutis, pirmas meilas, pirmas susitikimas, kai man baisu, kai pradedu drebėti, fiziškai drebėti, ir ateiti pas jį, būti su juo, klausyti jo. Ir mergelė Marija, kurią šiandien minime, tiek daug apreiškimų vyksta pasaulyje. Žinia yra ta pati. Laužote Dievui širdį, tarsi jo nebūtų. Sprendžiate apie dalykus šitam pasaulyje, tarsi Dievo nebūtų, tarsi Dievas neturėtų visų atsakymų. Visi atsakymai yra jame, Dievuje. Todėl šiandien prašykime visų šventųjų, pranašų,
Dievo žodžio skelbėjų, kurie suprato tą, kad laužome Dievui širdį per nuodėmę, per nepasitikėjimą. Melskime mergelės Marijos užtarimo, kad nepjautume tos šakos, ant kurios sėdime, to santykio su Dievu. Kad tada, kai baisu man bus, prisiminčiau, kad visi atsakymai, pilnatvė ir gyvenimo grožis, visa, kas yra nuostabiausia, viską Dievas man yra paruošęs. Tiesiog turiu pas jį ateiti ir nelaužyti jo širdies, bet pasakyti, net kai man baisu, pasitikiu tavimi.